Labas, sveikinuosi iš naujo vlogo, naudojuosi progą filmuoti, kadangi išvažiuojam iš namų, nes dabar dažniausiai tai būnam namuose, tvarkomės, gaminam valgyt, žaidžiam ir tiesiog vyksta tokia monotonija ir rutina nuobodi gan. Tai šiandien yra šeštadienis ir mes važiuojam biškį papramogauti, važiuojam pirmą kartą į batutų parką, kadangi Tajukas pradėjo šokinėti labai ant sofos, tai galvojam, kad jau būtų puikiai proga jam parodyti ir batutus. Tai važiuojam, žodžiu, pašokinėti, pabūti, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Aš ir pati nesu ten buvus, tai bus visai fainai kažką naujo pabandyti, paįvairinti kasdienybę tiesiog, tai važiuojam. Tai čia reikia pralėkti. Šelysi? Gal ten palauk. Dar sukom į senukus, nes reikėjo nupirkti 2 dalykus svarbiausius, tai ledo tirpiklį, kad pagaliau atitirpintume mano mašiną, nes jau kiek galima. Ir taip pat reikėjo mašinos mums Tajukui, mašinytės po namus, kad galėtų važinėti, nes kai buvom svečiuose, tai jam labai patiko. Pagalvojom, kad jam irgi reikia tos mašinytės, tai va, tai paėmėm kažkokią mašinytę, bet jam ką tik įvyko emocinis breakdownas, dėl to, kad mes tos mašinytės jam čia ir dabargi neduodam važinėti, nu tai žodžiu. Bet dabar biškai jau apsiramino, tai gal nuvažiuosim ramiai iki namų. Aš jau pasidariau valgyti ir pasidariau kavos, dabar yra apie 3:30, Tajukas jau miega kurį laiką. Eisiu pavalgyti, pailsėti, o dar norėjau tiesiog greitai pasakyti dėl to kambario. Pirmą kartą buvom ant tų batutų, tai žinokit, labai patiko, aš neturėjau labai daug lūkesčių, galvojau, kad tai bus tiesiog, bet šiaip patiko ir pačiai pašokinėti, aš ten dar man turbūt ir linksmiau buvo nei Tajukui. Supratau tai, kad tai bus vieta, kur lankysimės tikrai dažniau, nes ir Tajukui labai patiko. Mes važiavom 3, sumokėjom 14 eurų už mus visus, bet jau nusprendėm, kad dažniau galės ir tėtis, pavyzdžiui, su Tajuku nuvažiuoti, tai jiems bus veiklos, mane paliks namuose vieną. Ir dar mačiau, kad sausio 29 dieną nauja erdvė irgi ta batutų atsidarė Giraitėje. Tai manau, kad tikrai nuvažiuosim ir ten pabandysim, nes vis tiek, kai nauja vieta atsidarė, tai bus viskas naujau, galbūt ir moderniau, dar gal kažkokių naujovių bus, tai tikrai nuvažiuosim kažkada ir ten dar pamėginsim, pabūsim, nes dabar, kai dar tokie orai, dar vis tiek nusimato ir žiema, ir toks šaltas pavasaris dar pradžiai būna, tai fainai va tokių vietų kažkokių atrasti, kur gali nuvažiuoti papramogauti. Tai kol kas tiek, susitiksim kitam kadre. Vakar parsivežėm tą Tajuko mašiną, jis atsikėlė, mes jam ją sudėjom ir pasirodo, kad tenais tos mašinos rate viduj kažkas buvo tiesiog įstrigę ir nuolat, kai jisai tiesiog važiavo, judėjo tas ratas ir tenais kažkas sukosi, skambėjo, žodžiu, tam rate įkyriai, taip, nu, tiesiog kažkas buvo, mes bandėm ten atsukti, bet neišėjo. Galvom, gal išimsim ten, kas įstrigė, kažkoks turbūt gamyklinis tiesiog brokas. Tai, nu, tiesiog labai erzino ir supratom, kad taip nenaudosim tos mašinos. Tai važiavom vakar iki senukų, kadangi senukose ją pirkom, važiavom iki senukų atgal vakare. Ir kad pakeistų, tai pakeitė tą mašiną, bet mums čia gan toli važiuoti, mes, žodžiu, kai važiavom į tą Jump Space'ą, tai ten netoli buvo senukai, tada į tuos senukus ir nuvažiavom. Tai šiaip mums buvo vakare važiuoti gan tolokai, bet, nu,
ką darysim, nuvažiavom, pakeitėm, susitvarkėm viską, tai dar to pačiu užvažiavom į parduotuvę, apsipirkom biškį produktų, dar pasiėmiau vakar 2 siuntas, tai galvojau dabar atsidarysiu su jumis. Atsisėsiu čia ant žemės, galvoju. Turim 2 siuntas, abi 2 siuntos yra iš Vintedo. Šiaip tai kažkaip ilgai neužsakinėjau iš Vintedo, labai mažai kažką ir dažniausiai tojukui. Aš pati savo tai labai retai iš Vintedo užsisakau. Bet kadangi pati buvau įkėlus prekių ir pardaviau ir buvo Vinted piniginiai tų pinigų sukaupta, tai vis taip kažkaip naršydavau, vis žiūrinėdavau. Anksčiau tai tojukui labai daug visko žiūrinėdavau, bet dabar kažkaip viską turi, tai galvoju pati kažką pasiimsiu. Nes vis tiek man tai to reikia iš rūbų, labai daug ką iš tikrųjų esu prasimetus, prasivalius, tai tikrai jaučiasi, kad kartais būna neturiu ką apsirengti. Bet taip pagalvojau, kad man gal visai reikia treningų, tai pasiėmiau 2. Aš neturiu jokių treningų, tokių, kad būtų viršus ir apačia vienodi. Nu, ta prasme, tiesiog vailau, kad dažnai važiuojam ar pasivaikščiot, ar su tajuku į parkus, žodžiu, pavasaris ateina, tai va, pasiėmiau treningus. Aš dabar nežinau, čia matysis, nu žodžiu. Tokie va Humelio treningiukai. Pilki. Kvepia. Giukas. Ir dar vieni treningiukai irgi. Tai va tokie. Toks megztukas ir kelnes. Bet čia jau kelnes gal ir dar didesnės atrodo. Tikiuosi, kad nebus labai jau max didelis, bet jau matos, kad didokos. Nors čia dydis S, bet atrodo kaip M būtų koksai. Va, koksai šitas, labai fainas, toksai jaukus. Tas dydis toksai visai, nu aišku, galėtų kelnes kaip visada būti čiučiu trumpesnės, bet, nu, šiaip labai fainas, jau matau, kad bus mano labai mėgstamas. Nu va, ir kitas, labai fainai, kad kelnių ilgis tiesiog idealus man, ne per ilgos. Nu, labai fainas. Ir mano vyras tokį patį treningą, man atrodo, turi tik tais, kad juoda, tai galėsim pavasarį vaikščioti ir mečint. O vakar pardaviau dar pati prekių Vintede, tai eisiu dabar supakuosiu, ten sudėjau tajuko kūdikystės, žodžiu, žaislų surmų ir pardaviau to žaislus, tai eisiu dabar supakuosiu to žaisliukus. Su Vintedu pas mane tai yra taip, kad arba jau taip keliu aktyviai stengiuosi ten kažką, bet jeigu matau, kad nieks nejuda, nieks nieko neperka, tai paskui taip užsistovi tie daiktai, paskui išmetu po kiek laiko, nu, į tekstilę dažniausiai, jeigu tai rūbai išmetu, bet kartais būna, kad tiesiog atrodo geri daiktai, bet niekas jų neperka, ten, kad ir padarai belenkaip mažai, ten po eurą, po 2, ta prasme, kad tiesiog kažkas juos paimtų, nors tikrai atrodo geri daiktai, ten tarkim, ar žaislai, ar rūbai, bet būna, kad susistovi, niekas neperka, nu tai tada ką, į tekstilę išveži ir viskas, nu ką daryti. Kartais labai retai būna, kad išvežu į ten, kur būna priduot galima atliekas ir būna tenais galima padėti geresnius ten daiktus, žaislus ir ateina žmonės gali pasiimti, tai dar ten esu nuvežus irgi padėjus. Nu, kažkaip stengiuosi nemesti grinai į konteinerį, jeigu ten dar geresnis tas daiktas, bet Vintede kartais irgi neišjuda tie daiktai, nu, kad ir ten mažiausią tą kainą padarai, tai, nu, tiesiog tokia situacija. Nežinau, kaip vyksta tas prekiavimas Vintede pas kitus, gal ten labai gerai, bet, nu, pas mane tai kažkaip taip vidutiniškai, sakyčiau. Nu, va, dabar supakuosiu šitą siuntą, tai yra plaukimo ratas ir čia visokie žaisliukai, kai dar buvo kūdikis ar labai mažiukas. Ir viską supakuosiu dabar į šitą dėžę, kur treningą išsipakavau, nes, nu, visą laiką taip stengiuosi daryti, kad kuo daugiau panaudoti tiesiog tas pakuotės, o ne išmetinėti. O šiaip tai, žinokite, esu viena namuose, kadangi vyras išvažiavo su tajuku pas tėvus, pas senelius. Tai man labai gera tiesiog pabūti namuose vienai, kažkokio tokio žavesio tas turi, tokio atsipalaidavimo. Nes kai tajukas miega, tai aš tyliai kažką darau, o kai su tajuku ten kažką pradedi kuistis, tvarkytis, tai nu vis tiek. Vienur tvarkai, kitur jau veliasi viskas, nu tai tiesiog nežinau. Irgi fainai labai pabūti tiesiog namuose vienai ramiai kažką pasidaryti, ką nori. O ką aš noriu, eit pavalgyti. Vakar Maksimoje pasiėmiau tokį sūrį. Čia rašo, kad high protein, tai 25 gramai baltymų. Tai kelis tokius pasiėmiau, 3. Tai va, šiandien noriu
pasikepti ant salotų suvalgyti, bet vakar Maksimui buvo toks apsipirkimas, kad nei tai savaitei, nei tai nusipirkom labai visko, ko reikia, tai tiesiog kažką prisigrebėm, ką pamatėm. Maksimui dar šį mėnesį buvo sveikuolių mėnuo, man atrodo, tai va tokių kažkokių jogurtų pasiėmėm, va kažko su proteinu, bet nepasiėmėm visai jokių daržovių, nes, sakau, nebuvo tas apsipirkimas, kad toksai savaitinis. Tai turiu dar biškį salotų, nu žiūrėsiu, žodžiu, ką turiu, susimėsiu, pasidarysiu su to sūriu, man atrodo, turėtų būti labai skanu. Grinai traukiu visus likučius, ką turiu. Jis šiandien nusprendė nemiegoti pietų miego, tai mes tiesiog išėjome į lauką. Akys ašarojo nuo šalčio lauke, yra šiandien -20. Bet galvoju, einam vis tiek bent 5 ar 10 minučių, 15, kiek čia mums pavyks. Kadangi saulė šviečia, nu tai vis tiek gal čiučiut šilčiau. Gal. Lapė vaikšto, pažiūrėk lauke. Liukai, dabar jau nebežaisim, dabar jau mes ruošiamės išvažiuoti, jau reikės žaisliukus susitvarkyti. Ne, tai jau kaip prašau susidedam žaisliukus, ką? Jau kokią valandą laiko pas mus už lango zuja lapė, pirmyn atgalinčią duoda, žiūriu pas kaimyną kiemę, pas kitą kaimyną, čia miške vaikšto. Ir vakar vaikščiojo lapė, čia pusę dienos, grinai pusę dienos. Ir dabar kita, pagal uodegą atpažįstu, kad tikrai ne ta. Tai taip visai fainai, gražu pasižiūrėti. Šiaip niekada nėra taip, kad matyčiau, kad va tiek daug vaikščiotų. Mačiusi šitų lapų vieną kitą, bet kad taip va jau, tai kažkaip ne. Labai šalta, tai jos aišku vaikšto ir maisto ieško. Paskutinį kartą filmavau sekmadienį, šiandien yra ketvirtadienis, tai tiesiog, ką žinau, tos dienos eina tokios tiesiog paprastos, namie būnam ir biški lauke. Šiandien jau išsiruošę, važiuojam į biblioteką, tenais vyksta vaikam užsiėmimai mažiukam tokiem iki 2 metų, nuo 0 iki 2 metų, tai va, tai fainai, labai džiaugiuosi, kad išvažiuojam ir mašiną pagaliau vakar, po 1,5 savaitės jau susitvarkiau, nusilupau tos ledus, nes ten buvo vyras pradėjęs, bet kažkaip nepabaigė, buvo labai šalta ir ten, žodžiu, taip jau palikom tą mašiną, o dabar jau vakar aš jau pati ten pasistengiau ir susitvarkiau iki galo. Vakar jau buvau iki parduotuvės nuvažiavus, tai mano tokia pramoga buvo. Žodžiu, susitvarkom ir varom. Žiūrėk. Mes jau grįžom, aš tai mielai eičiau namo, valgyti noriu, bet gi ne nuo manęs priklauso. Ir tajukas visą laiką ateina ir nueina prie kastuvo ir rodo į kastuvą, kad būtinai aš turiu paimti kastuvą, jisai pasiėmė mažą kastuvėlį ir mes būtinai turim kasti. Tai tiesiog aš sakau, aš trupiu nenoriu kasti ir jisai ne, vis tiek, kas, kaip tą kastuvą rodo. Tai realiai aš jau viską čia esu apkasus, ta prasme, iš to neturėjimo ką veikti, jau net ten, kur nereikėtų šiaip kasti, nes sniegas tiesiog ištirps, aš vis tiek kasu čia aplink terasą, viską čia, žodžiu, nusikasiau jau namuose. O, šaunuolis, va! Alio,
Labas rytas iš Kurio City Megoj. Kažkaip atsikėlėm ir buvo toks noras tiesiog kažkur išvažiuoti, pabūti, tai atvažiavom pažaisti. Galvojom, kad varysim žaisti, čia vyksta užsiėmimai mažiukam, bet labai anksti vyksta, palyginus 10 valandą, tai galvojau, mes nebūtumėm įsikuitę taip greitai, būtumėm nespėję, nes mes išvažiavom po 10. Tai kažkaip taip tiesiog atvažiavom pažaisti. Senai jau čia buvom, tai praleisim biškį laiką. Pabūsim, prasiblaškysim. Norėjau labai nuvaryti kavos, bet turim iki 12 susisukti, kadangi varysim pietauti, žodžiu. Tai tiesiog pasiėmiau pasistiprinimui sneakers. Ant čia prie pat buvo Majai, galvoju, užeisiu, nes paskui man biškį silpna būna, kai nepavalgau, tai biškį pasistiprinsiu. Čia? Va, per trasą važiuoju. Per šitą gali. Koksai. Pasižiūrėk. Žiūrėk, kaip važiuoja jisai, žiūrėk. Pažiūrėk. Taip, visas traukinukas pasižiūrėk. Žiūrėk, kaip per tunelį gali pravažiuoti. Pagaliau aš sėdžiu, o man gamina. Atėjo ir mano valanda. Ką man tajukai duosi valgyti? Ką man duosi valgyti? Duoną? Ačiū. Nenori jau viskas? Jau privalgiai eisi žaisti? O eisi žaisti? Ką? Nori? Išleisiu. Žaisti? Nu ką, mes jau namie, kol važiavom, tajukas pamiegojo, kokias 5 minutės grįžom, bandžiau užmigdyti kokį pusvalandį gal. Kokį pusvalandį bandžiau užmigdyti ir neužmiego. Dabar yra po 3:20 ir tiesiog nebemigdysiu. Tai žinot, kaip yra sakoma, laiminga žmona, laiminga šeima. Tai aš sakau, nemiegojęs vaikas nelaiminga visa šeima. Taip nesakau, bet dabar taip sakau. Nes mums ir tai tos dienos nėra pačios lengviausias, o kai vaikas nemiegojęs arba nevalgęs, tai jo. Turbūt jau daugiau šiandien tikrai nebepasirodysiu. Ar buvom užsukę į Rimi ir nuėjau aš realiai tik tais vieno daikto. Tai čia nedaug, bet vis tiek parsinešiau pusę maišiuko. Tai tiesiog noriu parodyti, ką parsineša moteris iš parduotuvės, kai nueina nusipirkti vieno daikto. Ateik. Eik su savo mašiną dabar dūkti gerai. Ką tik jau vieną išgėriau, nusipirkau populiariojo, labai užhypinto Bright gėrimo. Tai dabar išgėriau su ananasais. Važiuodama gėriau ir dabar dar damušiau, žodžiu. Tai vienas su ananasais, kita vietinis ir mėtinis kažkoks toksai. Tai kadangi labai užhypintas, kas antras žmogus geria, tai galvojau, pabandysiu. Šiaip tai neplanavau aš jo pirkti, bet tiesiog vaikščiau po parduotuvę, pamačiau, kadangi norėjau kavos. O iki namų dar tolimas kelias, dar kaip tik buvo akcija, tai viskas taip susidėjo ir galvoju, tai jau paragausiu, kadangi vis tiek jau toks populiarus. Čia skaitos kaip ir toks energetinis gėrimas, bet gal toksai labai natūralus, čia rašo be saldiklių, be cukrų ir panašiai. Tai šiaip aš nesu labai mėgėja tokių apskritai visokių gėrimų, gazuotų, limonadų, tiesiog man nėra poreikio jų gerti, aš neperku, negeriu, labai retai kažkada kažkur prie progos nusiperku arba užsimanau, bet čia būna tikrai labai retai, man tiesiog sakau, nėra tokio poreikio gerti tokių dalykų, bet šitas visai patiko, nes toksai ne per daug saldus, kas dažniausiai būna tose visokiose limonaduose, ne per daug saldus, taip jeigu nori kažkokio atsigaivinti ir dar tokio biški tos energijos, tai gal ir visai nieko. Jaučiasi biški gal, kad energijos padaugėjo, prašviesėjo akyse. Aš labiau gal tokį rinkčiausi gėrimą gerti vasarą, žiemą man tokio apskritai nelabai norisi, tai šiaip manau kartočiau. Tada, kas dar iš maisto įkrito, tai vištienos krūtinėlė
salotos miksas šitą valgau pastoviai. Šitus labai mėgstu trapučiai su glaistu desertui. Labai patinka man būtent šiti. Tada pasiėmiau sūrio vakarui, kadangi penktadienio vakaras, gal kažką pakramsnosiu. Pasiėmiau dar 3 veido kaukės, kadangi dabar žymiai daugiau naudoju, nes tiesiog labai oda vis pastoviai tokia kažkokia išdžiūvus nuo tų šalčių, tokia visa, nu nežinau, tai dabar dažniau kažkaip stengiuosi naudoti. Dušo želė tajukui, nu kartais ir man, dėl to, kad kartais vakare, pavyzdžiui, aš nenoriu jokių dušo želių, ten su jokiais kažkokiais intensyviais kvapais ir panašiai, tai man tiesiog, kad nusiprausti, labai patinka tokios paprastos natūralios. Tada padeliai ir kur tas daiktas tajukai, dėl kurio aš ėjau į parduotuvę. Daiktas, dėl kurio ėjau į parduotuvę, tai yra veido tonikas, kadangi jau pasibaigė man vakar. Tai galvojau, šiandien nueisiu, nusipirksiu, pasižiūrėsiu, tai čia kažkokį tokį visai fainą užmačiau. Nenaudojus aš tokio. O, toksai. Paskaičiau, tai man kas patiko, kad nesausina, nes ir taip tas veidas toksai ne kažką įsausėjęs, tai galvoju, va, pabandysiu kažkokį. Nu ir viskas, prisigrėbiau taip va kelis dalykėlius. Sakau, nueini vieną dalyko, bet prisireikia kažko, bet, nu, nieko čia tokio labai nenusipirkau kažko, nesąmonių kažkokių. O dabar ką, eisim, apsitvarkysim su tajuku ir nežinau, ką veiksim, kiek jau čia 3:30. Lauksim tėčio, kol grįš iš darbo. Penktadienio vakaras. Nieko kažko nesuplanavę, nu tai tiesiog, nežinau, gal ir pasimatysim kitą dieną. Tajau, ateik, einam parodysiu. Ateik, einam parodysiu, kur didesnis kalnas. Labas rytas iš šeštadienio ryto, aš jau mašinu ir važiuoju į salę. Pirmą kartą dabar važiuosiu į salę. Nu, ta prasme, po ilgo laiko pirmą kartą, tai pasiėmiau Lemon Gym pabandymą vienos dienos, pradžiai nueiti apsižiūrėti, bet, nu, tiesiog pasiėmiau, nes nemokamas tas kartas yra, bet tikėtina, kad ten ir eisiu bent jau kokį 1 mėnesį, jeigu eisiu. Pirmam kartui norėjau eiti savaitgalį, kad nebūtų tiek daug žmonių, nu, vis tiek kažkaip gal drąsiau ir fainiau, kad ten nepergrūsta. Nelabai įsivaizduoju, ką ten darysiu, neturiu kažkokios programos susidėjus, tai maždaug tik mintyse susidėliojau, nes esu lankiusi sporto klubą, tai maždaug įsivaizduoju, ką ten daryti. Tai kažką po biškį pirmam kartui pasidarysiu, daugiau gal apsižiūrėsiu, nu ir biškį šiek tiek pajudėsiu. Tai bus toks daugiau apsižiūrėjimas ir šiaip po daug laiko, nu, reikia kažkaip ten taip biškį apsiprasti. Aš jau pasportavau tikrai gan lengvai, sakyčiau, kaip pirmam kartui, bet vis tiek jautėsi. Atėjau realiai 10 minučių praėjau ant takelio greitų ėjimų, padariau įtupstus su hanteliais, padariau ten pritupimų žodžių su gyra ir jau kojos pradėjo drebėti belenkaip, nu ta prasme tas jausmas, kaip pasportuoju ir dreba raumenis. Tai nuo tiek mažai. Tų aparatų dabar visokiausių, naujausių pridaryta, keiščiausių kažkokių, nesuprasi, ką ten jie daro, atsistojus ten žiūriu, pamatau kažkokį labiau pažįstamą, tai nueinu padarau ir viskas, nu žodžiu, taip kažkaip. Šiaip man nesunku sportuoti, nueiti panašiai, bet man tas toksai, kad atrodo nežinai ten ką daryti, nesusidėjus ten jokios programos neturi, nieko, nu tai tada tas toks atrodo, galvoji, čia gal tą, nu vis tiek nesu kažkokia profesionalė, tai nežinau, ten tų pratimų labai daug. Esu lankius tą salę ne kartą, tai iš tų savo visų prisiminimų, tai vienokius pratimus padarau, tai kitokius ir, žodžiu, lengvai pasportavau. Žmonių buvo gan daug, ko tikėjaus, kad mažokai žmonių bus, nu taip po šeštadienio rytas, nu čia koks jau rytas, dabar tai jau 1 gal, bet galvojau mažiau bus, bet kažkaip daug tų žmonių vis tiek. Aš net neįsivaizduoju, kiek tada žmonių būna, kai eini po darbų, nu ta prasme 5, 6, 7 valandą vakare turbūt šis belenkiek žmonių būna. Ką aš ir galvoju, kad lankysiu tokią valandą, tai nežinau, man tas nelabai patinka, bet nu kitaip turbūt nebus. Po paskutinio kadro praėjo savaitė, filmavau paskutinį kartą šeštadienį,
kai buvau sporte ir po sporto ėjom papietauti, tiesiog susitikom su šeima, žodžiu. O šiandien yra sekmadienį. Tai planavau filmuoti vlogą ten toliau, žodžiu, visą kitą, bet tiesiog mes su Tojuku apsirgom. Pirmą apsirgo Tojukas, jau šeštadienio į sekmadienį pasijautė blogai, labai jam temperatūra sukilo, tai visą sekmadienį jam buvo labai blogai. Nu kaip labai blogai, aukšta temperatūra, numatęs vaikas, kad net nedūksta nieko, tiesiog gulėjo beveik lovoj visą dieną. Nu ir paskui sekė dar porą dienų tokių jam blogesnių, nu iš tikrųjų ant kitos dienos jau jam gerėjo ir paskui gerėjo po poros dienų jau jisai pasveiko. Jisai pasijuto blogai šeštadienį sekmadienį naktį, o aš sekmadienį gal jau vakare blogai pasijutau ir tiesiog irgi mane sukabino, tai iš sekmadienio į pirmadienio naktį, man atrodo, labai gerklę baisiai skaudėjo, kažkaip keistai, nes nebūna taip, kad jau taip skaudėtų, kad net negali ten miegoti naktį ir panašiai, o kažkokių vaistų mes nelabai turim, pas mus kažkaip labai skurdi ta vaistinėlė, tai nesam pasiruošę tokiem susirgymam, nes nu, iš tikrųjų tai labai retai sergam. Tokiom, kad jau rimtesniem ligom panašu, kad buvo kažkoksai virusas, tiesiog nežinau, aukšta temperatūra, gerklė, nosis, nu žodžiu, visi šitie niuansai, gripas, kažkas tokio. Po to man kitą naktį sukilo temperatūra, labai prastai jaučiausi, visa naktis buvo tokia sunki ir dar kadangi aš su Tojuku miegu, aš įžindau naktį, jis daug keliasi labai, tai buvo iš tikrųjų visai kitokia patirtis, kai tu pati jau ten vos atrodo gyva, belen kaip svaigo galva ir dar žodžiu jisai kėlėsi ir atrodo tu tik užmiegi, jis vėl atsikelia, nu ir šiaip tai vargina. O čia tai buvo tokia dar kitokia patirtis, labai sunku buvo. Nu, bet kažkaip žodžiu išgyvenom. Dar porą dienų man irgi gal paskui blogai pabuvo, o paskui geriau, bet vis tiek dar dabar šiandien aš nesijaučiu dar visiškai sveika. Nu, čia man tai iš viso atrodo nerealu, nes aš net neatsimenu, kada jau tai būčiau sirgus labai stipriai. Turbūt, kad čia buvo paskutinį kartą kokiais COVID laikais, nes paskutinius kartus, ką sirgau, tai tiesiog būdavo sloga, biškai gerklė, jokių ten temperatūrų nieko, nu tikrai lengvai. Tai buvo labai keista prisiminti, kaip čia visas tas sirgimas atrodo ir ypač, kai tu tiesiog vis tiek turi keltis ryte, rūpintis vaikų, lakstyti, gaudyti ir panašiai ir, nu, tipo, pasirgti kažkaip ir negali taip normaliai, tai buvo labai keista, nauja patirtis, bet nieko, kažkaip išgyvenau, kažkiek vyras daugiau padėjo vakarais, kai grįždavo po darbo. Tai prasirgom ir tikėkimės, kad artimiausius kelias mėnesius bent jau būsim sveiki, tikėkimės. O šiaip tai išlindau tiesiog normaliai atsisveikinti, pasakyti situaciją ir užbaigti šitą vlogą, nes jau noriu įkelti, nes jau yra visas suredaguotas ir man nėra to galo, tai tiesiog įkelsiu jum. Ir susitiksim kažkada, nežinau kada čia vėl pradėsiu filmuoti naują tą vlogą. Kol kas neplanuoju šiom dienom, tai žodžiu matysim. Kol kas tiesiog sakau jums iki kito karto. Ate.